Taigi, sveikinu Jūs su kalendorinė žiema, pagaliau jau turim ne tik tai sniego už lango kaip reiškinį, bet turim ir kalendorinę žiemą, tai reiškia prasidėjo gruodis, prasidėjo laukimas, advento kalendorių atsidarimas, vlogmas ir taip toliau. Kaip jau suprato, šiandien yra 3 gruodžio diena ir pirmas 2 dienas vlogmas iš manęs nebuvo. Ir aš kaip ir minėjau, kažkada prieš tai kelsiu video, tikrai dažniau rečiau, manau, kad dažniau, bet tikrai ne kiekvieną dieną. Ir planavau gruodžio 1 kelti, planavau gruodžio 2, bet viskas susidėliojo taip, kad nei vieną, nei kitą dieną negalėjau. Vakar turėjom netikėtai svečių, vieną nemažai. Prieš tai buvom mieste spektaklyje. Nežinau, kokią video trukmė man čia gausis, bet sudėsiu truputėlį nuo pasiruošimo, kaip aš ruošiausi. Ir iki šiandienos, kai mes papuošėme eglutę, tiksliau aš papuošiau eglutę. Tai nežinau, kokio irgi video gausis. Ir žinau, kad yra žmonių, kurie labai žiūri, jeigu vlogmas pavadinime yra, tai yra jau čia turi būti kiekviena mielą dieną ir taip toliau. Aš pasiliksiu laikyti, kad tai vis tiek yra ypatingi kalėdiniai video ir man ir norėtųsi juos palikti vlogmas pavadinimu, tai galbūt nenumeruosiu dienų, galbūt kažkaip, bet tiesiog tai kalėdinis dažniausiai vis tiek bus kažkas tokio susijusio ar panašiai. Ir aš dabar eisiu redaguoti, iš karto jau įkelti, kad tai nebūtų naktis, šiuo metu yra 4 valandos ir labai norėčiau dar šiandien padaryti 2 dalykus. Kadangi kitą šeštadienį pas mus yra fotosesija šeimos, tai reikia suruošti rūbus, peržiūrėti, sumatuoti, nes yra, sakykime, vaikam kažkas nesužiūrėta iki galo, man yra nesužiūrėta, aš vis dar nežinau, ko aš eisiu apsirengusi, norėčiau šiandien tą padaryti ir jeigu žinoti kažko trūksta, kad aš dar spėčiau kažkur nuvažiuoti, nupirkti ir taip toliau, nes savaitė prabėgs greitai, šeštadienį mes anksti ryte turim būti Kaune, tai turim ką turim. Ir aš vis dar neprisėdu prie žvakių, namų kopų ir taip toliau gamybos, tai labai tikiuosi, kad liks laiko ir tam, jeigu liks, tai pafilmuosiu ir įdėsiu rytojaus ar kurios kitos dienos gausis vlogmas. Nors turėčiau atsisveikinti, bet įprastai, bet sakau, gerą žiūrėjimo iki kalėdinio ir kalėdinio laukimo laikotarpio. Aš turiu planą filiganą ir noriu šitus dažus, ne dažus, o žaisliukus pabandyti perdažyti ir padaryti kai ką įdomaus. Ar man pavyks, dar nežinau. Dabar reikia juos nuvalyti ir tada bandyti dažyti. Prisinešiau čia visokių dalykų spalvų, čia yra soda. Čia vat yra naftalinio efekto. Žiūrėsim, kaip pavyks. Čia visokių spalvų, pagaliukai. Tai tuo einu atsinešiu dar ko valyti ir tada startuosim. Nežinau, ar gerai matysis, jau yra kita diena, išdžiūvo vienas sluoksnis. Toks jausmas labai keistas liesti, bet šita spalva tai tokia man šeipso, nors video atrodo tokia graži, o šita vairinė tai man žiauriai patiko, tokia, fain. Tai eisiu dabar uždengti viską dar vienu sluoksniu, tik aš jaučiu, gal pradėsiu nuo šviesiausio ir eisiu link tamsiausio kažkaip, nežinau, kaip darysiu. Dar yra minčių šitą batą padekoruoti. Ir po truputį, gal kažką ir nuveiksim gero, kaip sakant, šituo klausimu. Jeigu man pasiteisins, tai visus šitus perdažysiu. Kadangi tokius turiu 4, tai perdažysiu ir šitų turiu daugiau. Batų tik ir varpelių nebeturiu. Tai aš tik labai įdomiai iš toli, iš tamsos į šviesą filmuoju, bet esmė, kad matosi. Ir vakar, nežinau, ar parodžiau, ar ne, šitie tai yra iš Thomas Phillips visi. Šitie dažai pirkti senukose prieš 2 metus, man atrodo. O šitie yra iš Lidlo. Tik vienintelis dalykas, kad aš nebuvau atidariusi šitos, man atrodo, auksinės kažkurios spalvos, o jinai yra tas, arba atidariusi neprisimenu, bet yra nulaužtas va šitas ir buvo net lipnia juosta užklijuota. Tai arba aš padariau pati tai ir neprisimenu, arba tai buvo jau parduotuvėje. Tai va. Tai, kaip sakant, linksmintis toliau. Nežinau, ar jūs čia kažką žiūrėsit, bet esmė, kad nudažyta, džiūsta, tokie groblėti ir taip toliau. Man visai patinka, žiūrėsiu, ką darysiu toliau. Dabar einu nudažyti varpelių su purškiamais dažais, nuimsiu varpelių ir šitą. Šitą dalyką, kurie yra varpeliai yra visi apsilaupę, nuiminėsiu šitą, tik pagrandysiu kiek jau tokie, kur karbonuoti. Ir jo. Ir žiūrėsim, kas iš to gaus. Aš čia turėjau tokią senieną. Tai jinai šiaip keliautų išmetimui, kadangi
neišmetinėsiu. Tai dabar tokiu bandau rankdarbiauti ir viską pritaikyti gyvenimą, išmest visada suspėsiu. Tai va, dabar neparodysiu, kaip atrodo, bet rytoj, manau, parodysiu. Ir dar Aistis nori, kad padėčiau jam papuošti eglutę, tai gal parodysiu. Man visai patinka tas tempas po truputį, palengva. Sveiki. Seniai nesėdėjau taip prie kameros, priešais kamerą ir nekalbėjau. Redagavau jums video, ką tik grįžom namo ir redagavau mašiną, bet išsikrovė kompiuteris kažkaip žiauriai greitai, nes važiuoti mums buvo apie 2 valandas, o išsikrovė gal per 40 minučių nuo pat pradžios, labai staigiai. Tai aš nesuprantu, ar kažkas su kompiuterio baterija negerai, ar čia dėl to, kad redaguoju ir panašiai. Nu, bet žodžiu, paskui skaičiau knygą, kas irgi nėra blogai. Ir kažkaip galvoju, kažko norėčiau tokios skanaus pavalgyti. Tai pasidariau, grįžusi, tiksliau visiems padariau salotų tokių, kaip pasakau, kažkam sako, kad tai keistus, bet aš žiūrėjau ir internete jos yra, ta prasme, ir aš jau daug metų darau. Tai yra tas vadinamas kiniškas kopūstas, rūkyta vištiena ir kukurūzai konservuoti. Ir tada manęs labai skaniai pavalgiau ir dabar atėjau pabaigti redaguoti. Šiaip iš tikrųjų liko nedaug, bet reikia surenderinti, kelti ir panašiai, reikia kelti 10 valandą vakaro. Ir šiaip, kadangi buvom vakar svečiuose, tai tokia nuotaika įdomi labai, nes vis tiek nedamiegi, ten prisibendrauja ir dabar tokia ramybė ir šiaip namuose taip faina, taip gera, ne dėl to, kad svečiuose būtų blogai, bet tiesiog. Ir miegi kitaip ir visa kita. Ir dabar, žodžiu, suredaguosiu ir norėčiau pabaigti keletą žaisliukų ir daryti. Ir dar turiu, ta prasme, jau kalėdinius dalykus daryti, žaisliukus rodysiu, kaip aš darau, ką aš darau, kaip iš senų padarau naujus. Ne tai, kad naujus, bet tiesiog atnaujinu ir kokią stilių aš planuoju puošti, jau kai kuriuose video truputėlį detalių matėsi, bet nežinau kodėl, vat būtent taip norisi, tai tiesiog po truputį darau, nes realiai kitą savaitę planuojam puošti eglutę, o pasiruošimo tokio, toks iš toli, palengva. Bet suprantu, kad bus, tada toks driokstelėjimas, nes noriu to driokstelėjimo, noriu taip pat palengva į tai, kaip sakant, kalėdas ir įeiti į kalėdų laukimą, redaguoti ir įkelti jums video. Tada žiūrėti, reikia nuvežti dar, važiuoti pasimti Evitą ir nuvežti siuntą išsiųsti iš Temu. Nes Gražina visgi pirmą kartą gyvenime žiūrėsim, kaip ten kas, tai rodžiau iš kažkuriam video, kad suknelė Evitai ten, kur aš sakiau, tiko, man netiko nei viena. Ta prasme, tikimo prasme kaip ir okei, bet aš su jom nesijaučiu nei su viena, nei kita gerai. Tai žalia buvo ok, bet aš gal tam video ten viską papasakojau, tai gal nereikia kartotis, bet tiesiog labai planu. Einu redaguoti ir tada parodysiu, ką aš ten su tais žaisliukais darau ir ką nedarau ir taip toliau. Na ir kitas darbas, kurį einu daryti, tai ne žaisliukai, bet kaip ir kažkuriam video kalbėjau, kad turėjau tokį sausainių, kaip sakau, indą, iš tikrųjų nebūtinai sausainiams skirtas, bet su dangteliu. Ir jame buvo kriauklės parvežtos nuo vandenyno, įdėta lemputė ir tiek. Tai visą tai iškraušiau, pasiėmiau, kaštonų, graikinių riešutų, įvairių kankorėžių, tuomet lietų šakelių, kurias pirkau pernai iš AliExpreso ir ten bandžiau įkomponuoti ir tų gėlyčių raudonų, ne gėlyčių, uogyčių raudonų. Ir žiūrėjau, kas man iš to gaunasi. Atrodė iš pradžių, kad viskas kaip ir okei, bet pas to pažiūrėjus supratau, kad visgi gal ir ne, kad reikės pakoreguoti, kad man nepatinka ir panašiai. Tai tą ir padariau, vėl viską išverčiau ir, dariau iš naujo. Ir tada jau dėlioju sluoksnės ir lemputės. Iš tikrųjų, štai vietoj gal lemputės paprastesnės, tos tiktų tiesiog ne burbuliukinės, o tiesiog paprastos. Ir šiam momentui vis dar taip ir yra, bet aš turiu tam tikrų minčių, kad padaryti pakeitimą, nes manau, kad šitos gali kitur būti reikalingos, tokios neilgos ir įdomesnės. Tai ką aš ir kaip ir sakiau, padariau, sudėliojau visai kaip, susitvarkiau ir tiek. Ir labai privargau užrišti šitą juodą, ne juodą, o tamsiai žalią juostelę, bet labai žiūrėjau ir ji man nepatiko, todėl kad kai iš arti, jinai tikrai graži žalia aksominė juostelė, tačiau kai tu žiūri iš toliau, atrodo, kad juoda, o aš kalėdų visoj tematikų juodos spalvos labai privengiu ir šiaip juodos spalvos būtent ne rūbuose stengiuosi, privengti. Ir štai koks vaizdas gavosi, kaip čia, kaip ir sakiau, atrodo, iš arti matosi, kad tai yra žalia spalva, iš toli atrodo visgi kaip juoda. Žodžiu, kažkaip visada ramiai negaliu ir, žodžiu, nesąmonė.
Vienas dalykas, darau advento vainiką. Šitą naudoju iš pernai metų, čia žodžiu, tas, kur sakiau, norėjau parduoti, išradžiau, perdariau. Ir turėjau tokius du skambaliukus, tiksliau radau juos archyve, nubirėjusius, tai bandžiau padažyti, šitie kažkaip niekiek nesidažė, šitie tokie kaip parūdėję, žiūrėjau, man patinka. Iš jų daug, reikės nueiti nupurkšti, bet jaučiu, nupurkšiu laukia ir parnešiu namo, nes šiaip gali būti ir taip. Nu, žodžiu, nežinau. Bet niekur nestingsta, gražiai nesinori, nes namo labai kvapas po to pareina, čia irgi tokie visokie, šitus irgi bandžiau nupurkšti, bet nežinau, ar čia man kas pavyko. Ir kitas dalykas, ką aš norėjau padaryti, tai žodžiu, šitus perdažinio tokį patį, čia visi vienodi buvo. Tai perdažinio ale žaliai, turėjau nusipurkšti, nors pavaliau kažkiek, bet vėlgi dėl to paties matyti, kad laukia nepavyko man jų nupurkšti gražiai. Ir jie tokie prisislopino, pasidarė visai, nežinau, ar įdomus, gal. Ta prasme, jie buvo tokie visi labai ryškus, labai tokie kaip čia. Pabandysiu uždėti galvytes tas ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Žiūriu, kažkaip aš čia netaip pasidėjus. Oi, kažkaip netaip šviesa man čia krenta, nu bet žodžiu. Tai va, eisiu bandyti sudėlioti šitus, o tie mano antgaliukai visiškai neišdžiūvo. Šitus aš nežinau, rodžiau ar ne. Kažkur filmavau, tai tikrai. Čia buvo paprastas toks senas nudriskęs batas. Čia buvo irgi kažkas. Čia varpeliai perdaryti. Čia žaisliukas irgi perdarytas. Ir dar vienas varpelis. Tai žodžiu, trumpai tariant, pasiruošimas vyksta labai dideliu greičiu. Kas dar, tai atsispausdinau visokių tokių dalykėlių, tai čia vėliau parodysiu. Ir šiandien buvau užsukus į Danesą, taip, paprastai, va čia viskas yra prisipirkta, kadangi, kas spėjau susukau pati, ten labai ilgai matau, galvoju, kad neužlaikyti žmonių pati sukau, tai šitų nespėjau susisukti, bet nieko, aš juos tai panaudosiu. Tai va, jau sakau, kaip ir sakiau prieš tai video, pas mane aiškėja, kaip atrodė šiemet mano eglutė. Tai einu truputėlį padirbėti, pažiūrėsiu, kas man gausi tų advento vainikų. Čia stovi soda nuo mano dažymo. Ir pažiūrėsiu, jeigu apdžius, galbūt šitus sudėsiu. O jeigu ne, tai užtepsiu tais dažais auksiniais ir bus gerai. Nes purškiami kažkaip nesigauna jais. Su vainiku nors ir atrodo, kad viskas vyko labai greitai, bet irgi teko paprakaituoti, galvoti, dėlioti, strateguoti. Tuomet fotografavau, dėliojau, jau klausinėti šeimynos, kiekvieną, kas čia gerai ar negerai. Ir išsirinkau variantą. Vėlgi, kai kuriem iš tų, kam rodžiau, žmonių nelabai patiko, bet čia yra skonio reikalas mano akim. Va, po ilgų kūrybinių kančių mano advento kalendorius šiemet atrodys taip. Dar aišku, reikėtų parankioti tai, ką aš nemėgstu rankioti. Ir niekas turbūt nemėgsta klijų plaukus. Tai va, bet žodžiu, bus kažkoks toks. Man visai patinka. Aišku, tas sunyks truputėlį sniegelis, bet jisai čia tokio vienaudumo duoda. Tai va, tai vienas mano menas, kitas mano menas yra čia vakarykštis. Dabar tik tai juostelę šitą uždėjau. O, žodžiu, visokių dalykėlių pridėta. Toks, vat, susainių dėžutė ir mano klijuoti nagai. Ir tuoj parodysiu dar. Ką girdit, nes pas mus tradicija, jeigu mama paėmė filmuoti, tai arba kažkas pykstasi, arba kažkas siurbliu, arba kažką daro. Tai va, tie žaisliukai pirmiausia, kurie buvo ne visai pavykę, bet tokie, tokie, kitokie. Palikau 2 tiesiog taip, o ant vieno virvutę uždėjau, tai, jiem daugiau, man atrodo, nieko ir nereikia. Ant šitų uždėjau kaspinėlį. Ant šito irgi kaspinėlis toks, vat, paprastutis visiškai. Jis man sušmakluoja, bet principas toksai. Jisai toks mielas. Tada ant šitų irgi nieko nedėjau kol kas, o gal vertėtų. Nežinau. Gal uždėsiu irgi bantuką, nes, pavyzdžiui, čia man labai gražiai atrodo. Toks, čia tarsi kažko trūksta. Batukui nieko nedėjau. Tada šitam bantukas toks. Ir šitam bantukas toks. Ir man čia bantukai duoda tokius, ne bantukai, kaspinėliai, duoda tokius fainus dalykus.
Tokį fainą, net nemoku paaiškinti. Nu ir ale ir senovinė, bet paprasti ir puošnus. Ir uždėsiu aš šitam kaspinėlį. Ir gal net va taip padarysiu. Bus biški kitoks, bet trūksta dabar, kaip žiūriu, kitus. Tai va, tai šitus įsidėsiu dėžutę ir lauk savaitgalio, kai jau atvažiuos pas mus Eglė ir galėsim puošti. Ir jeigu man bus per mažai, tai aš dar pasidarysiu kažko tokio. Bet man patiko ir kaip sakant, gaila, kad laiko mažai. Nu, iš tikrųjų laiko dar yra daug, bet problema tame, kad aš visada gruodžio pradžioje puošiu eglutę ir man kažkaip jau noris, jau suprantu, kad jau noris ir kalėdinių dainų ir visą kitą. Ir to tokio jausmo laukimo. Tai galvoju, reikia puošti ir daryti kaip visada. Tai va. Tai uždėsiu bantuką, susidėsiu ir grindų nerodysiu. Nes malonioji dalis padaryta, dabar liko nemaloni. Sėdžiu kabinete ir galvoju, kad mašiną nefilmuoti, tai čia pafilmuosiu. Jau reikia iš tikrųjų lėkti, nes jau tamsu už lango ir šiaip jau darbo laikas baigėsi, bet aš likau truputį pasėdėti, todėl kad man už valandos ir 10 minučių reikia būti veido procedūrai. Eisiu darytis dėl šitų, kadangi turiu čekį, tai noriu išnaudoti ir ten dar pasiėmiau su rankų jauninančių procedūrą kažkokią. Nes rankos yra išsustėję iki negalėjimo. Ir man skamba telefonas. Kol nenugriuvo, rodo visų kalendorių šviežius gražius. Ten kampeisės mujuoja. Tėčio, mamos, vieno vaiko, antro vaiko, trečio vaiko. Tai žinoma, kam yra raudonas su žaisliukais. Berniukam raudonė abudu. O mergaitėm visi kiti. Žiūrėsim, nuo rytojos pradėsim pakuoti ir žiūrėsim, kas kur yra. Aš jau pirštai niešti. Man nėra. Tikiuosi, man kamera neišsikraus, bet turiu prikinukų tokį mažą, bet sunku. Sintinukai tai yra pirmiausia pradedu nuo dovanos, nes tiesiog, čia gavau dovanų. Ok, tada ką dar gavau dovanų? Žodžiu, pasidaviau tai, kaip sakant, reklamai iš, kaip čia jau, Harmony Line, ar kokia ten ta firma yra. Žodžiu, ir buvo akcija apie akciją ir nusipirkau va šitą visą rinkinį. Žodžiu, 2 šampūnai, kondicionierius, 1 kaukė ir kitą kaukį. Pažiūrėsiu, kas gausis iš mano plaukų. Nes realiai 2 vienodi produktai, 3 produktai, sakykime, ir dovanėlė. Eisiu pasižiūrėti, ar tikrai viskas taip, bet esmė, kad gavau kažką, pirkau kažką, tai gavau, kokią kainą, kokią vertę, nežinau, bet labai ilgai mačiau reklamą ir vis norėjau pabandyti ir galvoju, juodojo penktadienio proga, kaip sakant, nepasidaviau, neatsilaikiau ir dabar va turiu tokį rinkinuką, žiūrėsim, kas iš to bus. Šiandien yra gruodžio 1, laikas atidaryti kalendorių. Tai kaip ir rodžiau Evitos, Aisčio, Brigitos, tai jie, kadangi serga, tai atsidarys namie. Čia yra mano sėklų kalendorius ir bandysiu tuo iškrapštyti. Tai man reikės tam abiejų rankų. Ir čia yra viskas vokeliai, ten yra šniuriukas ir kaip jau vadinasi, segtukai. Ir čia, žodžiu, yra sėklų kalendorius, kaip sakiau, ir nežinau, kas čia yra. Juos atsiplėš lengvai, nelengvai, žinoma. Teoriškai turėtų būti pakabinta, žodžiu, kaip skarbiniai padžiauti, bet nelabai čia turim kur ir kaip. Arba nesugalvojam, tai bus šį kartą taip, tik aš gal tvarkingai kažkaip susidėsiu. Gerai, tuoj sugrįšiu vėl. Taip, ir pirmų pakuoti yra mikro žalumynai, tai brokoliai. Taip, ir realiai šitus galima sunaudoti brokoletį netgi rašą. Tai gal nežinau, ar tikrai čia tas pats, kas brokoliai, bet esmė, kad galima sunaudoti ir nelaukiant pavasarį. Jeigu kiltų klausimų, iš kur šitas kalendorius, tai jisai pirktas ne Lietuvoje, jisai pirktas Amazone. O dabar reikia ruoštis ir bėgti dar. Sveiki, teoriškai nepasikeitė nieko, praktiškai pasikeitė tai, kad praėjo našaliai su pačiais karais ir makiažas net tas pats.
bet realiai filmuoju prieš tai save vakar vakare. Jo, vakar vakare pradėjau filmuoti ir kažkas man paskambino ir nebaigiau. Tai vakar važiavau darytis veido valymą rūgštiniai, būtent dėl pigmentinių dėmių. Dabar esu ten su minimaliu makiažu. Iš tikrųjų kažkokiu būdu nugulėjau va čia va. Nežinau, kaip ar čia susiję, nesusiję, bet matos net toksai labai keistas dalykas. Gal išsivaikščios kažkaip. Ir kokie pojūčiai. Tai vakar buvo ir graužė ir sakyta, kosmetologė sakė, kad pašviesėjo. Aš to pašviesėjimo bent jau kol kas nematau. Tai va ir kas dabar toliau. Tai šiandien dirbu visą dieną ir gal net ir pavyks vakariai kelti vlogą. Ta prasme, tą vlogmas, nors aš sakiau, vlogmas nedarysiu, bet kaip gausis, taip gausis. Ir vakarė mes einame į spektaklį. Tai kadangi ir netyčia taip gavosi. Iš tikrųjų, aš net nežiūrėjau, kada Eglės įžiebimas, pasirodo, šiandien yra Eglės įžiebimas Vilniuje ir mes planavom po to nueiti 3 į kavinę, pasidėti ramiai, pabendrauti mergaitiškai. Bet kavinė, kurioje rezervavau, gal ne kavinė, o, žodžiu, net nežinau, kaip pavadinti tą vietą, neprisimenu, kas ten yra pagal statusą, kažkodėl ranką labai sunku išlaikyti. Tai nežinau, pagal tą statusą ir kad nežinau, ar mes turėsim kur nueiti ir šius ir su parkingu, kaip ir panašiai. Tai va, tai dabar eisiu padirbėti, taip normaliai. Ir žiūrėsim, kaip toliau. Tai va, pasidalinsiu visko eigoje. O dėl veido, tai man prirašė kremo ir toks įdomus, aš paskui neprirašė davė kremo mėginėlį, pasakė ten kaip atstatantis dar kažkoks. Tai vieną užsitepiau ir esmė tokia, kad aš įtepu ir jisai geriasi ir dingsta, veidas kaip popierius. Ir praėjo gal pusvalandis, dabar jaučiu, kad jau veidas pridrikintas, viskas ok, bet tuo momentu užtepi ir nieko, ir kas čia vyksta. Jis matyti taip ne iš karto veikia, o užtrunka truputėlį laiko. Dar pasidariau rankų procedūrą, ten kažkaip buvo galima kartu, tai rankom tai visiškai poveikio jokio, bent jau atrodo. Bet veidui, tai sakau, toks kitoks veidas. Ir pas mane, kadangi darbe labai sausus oras namie, tai čia būdo net čia petoto, aš pastoju per dieną ir kartus turėdavau tepti, bet čia saltru gal ultra garsų pašalino, tai nežinau. Tai va, einu darbuotis ir kažką parodys vėliau. Na ir keletas kadrų iš naktinio Vilniaus, tai pirmiausia ne iš naktinio Vilniaus, iš Senojo teatro buvo tokia didžiulė eglė, labai paprastai, bet labai gražiai padaryta, man labai patiko atmosfera šios vietos, kaip ir sakau, niekada nesu buvus ir taip labai įdomu, kad visada būna, dažniausiai būna kažkokio tokių tamsių spalvų. Na ir miestas jau nieko naujo yra pasipuošęs ir Naručio viešbučio, sakykime, yra tas papuošimas, man atrodo, panašus kaip ir į pernai. Ir pradėjau filmuoti iš kampo įdama prie katedros pagrindinės eglės ir iš toli pamačius tikrai buvo wow, atrodė kaip Rockefellerio eglė ir iš tikrųjų žiūrintis čia tikrai jinai man superinė, tačiau vietoje, nežinau, man ta apačia aš suprantu, kad turėtų būti iškelta ir visa kita, man gadina tos dėžės vaizdą, žodžiu, eglė tikrai labai labai graži, bet tos dėžės ledovanos nelabai. Ir kadangi labai gražiai plaukė ledai, tai jam žinau ir... Labai mažas, ne, langelis. Ai, ne, didelis. Dar juodas kremas? Gal ne rankom, gal čia tik kremų kalendorius? Ne, čia kažkas. Veido šveitiklis. Kaip fainai. Gerai, einam. Mini, normalus šiaip dydis. Gerai, einam ieškoti mano. Persidėjau į tokią dėžutę. Taip. Va, tu žiūrėk. Skincare routine. Ok, gerai. Mano bandom išplėšti. Oi. Dar juodas kremas? Gal ne rankom, gal čia tik kremas. Taip, ir mes šiandien turime... Palmkohl, palminis kažkoks kopūstas. Ok. Reikės pasidomėti, net nežinau, kuris čia yra. Bet ok, aš įsidedu atgal ir pasidėsiu. Tegul būna čia, aišku, sudraskytis belio kaip, bet tegul būna. Gerai, kažkas dar pakuosa? Aistis išpakavo pasidėti. Oi, va šitas akmuo, užstrigo jo pavadinimas, bet jis tikrai netaškuotas akmuo vadinasi. Man atrodo, ne dalmantininis jaspis, o gal ir dalmantininis jaspis, bent jau būdavo. Reikės pasižiūrėti, ar zebra. Žodžiu, pasižiūrėsiu. Tai tikrai netaškuotas akmuo. Apačioj, trečias nuo apačios.
Va. Ir čia visada po 2? Matosi, kad ten bus kažkoks. Ok. Čia specialiai tau vėl juoda arbata. Tai faino, kad po 2 iš tikrųjų. Žodžiu, kažkas eina gerti arbatos, kažkas. Jo, Evita turi veido šveitiklį, viskas pas yra fioletinės spalvos, labai keista, nes Evita mėgsta fioletinę spalvą. Taip, turtingas, su arbatmedžiu ir mėtos kvapu. Super. Aš vakar gavau rankų kremą su citrusų kvapu. Tai va, mūsų šitas kampelis atrodo taip, ten reikėtų patraukti, nes visą vaizdą gadina. Ir eisim po truputį puošti. Eglutė? Tai eglutės mes dar neturim. Ai, o ką? Namus? Namus tvarkyti, puošti. Sveiki. Jei jau sėdžiu su kalėdinė pižama, tai faktas, kad jau mes pradedam irgi puoštis kalėdom. Iš tikrųjų, nuotaika buvo žiauriai gera, nuvažiavom į kalėdinę mugę, pasižiūrėjom, nusipirkome eglutę, jinai jau stovi garaže. Bet vaikai laiko tam tikras pamokėlės. Žodžiu, ten labai ilga istorija atskirai ir gal kada nors apie tai pakalbėsiu plačiau, bet dabar tiesiog gavau ten tokią žinutę ir taip suerzino mane, tai tiesiog numušė visą kalėdinę nuotaiką. Aišku, kalėdų laukimo nuotaika. Ir dabar užkasim greitai vakarienę. Ne vakarienę, čia kaip pavadinti, yra 2:30, tai pietus. Ir eisiu taisyti vainiką, noriu pakeisti bantiką, tą kaspinėlį, nes laukia lemputės jau pakabinau, noriu ant tą vainiką užkabinti ir noriu vainiką tą užkabinti ir, apačioje truputėlį apsiturkyti ir pasipuošti jau pirmą aukštą irgi ten pagalvėlės, tokius elementarius dalykus. Ir ką norėjau papasakoti, vakar mes buvom tam spektaklyje Dviejų Korėjų susijungimas. Aš pirmą kartą gyvenime buvau Senajam teatre, pirmą kartą buvau spektaklyje ne lietuvių kalba. Kadangi aš kalbu rusiškai, tai man viskas kaip ir suprantama, buvo lietuviški titrai. Iš tikrųjų, ar patiko? Taip, labai patiko, aš truputėlį bijoju, nes kai kurie teatrijose, pavyzdžiui, Klaipėdos jaunimo teatro, berods taip vadinasi, esu buvus spektaklių, tai man yra per sunkus ir aš einu į spektaklį tam, kad ta prasme, galbūt kažkokią, kaip sakyti, gauti įdomių minčių, ten susimaistyti, galbūt kažką, bet, sakykim, aš turiu išeiti neigiamos nuotaikos, negatyvo. Man Klaipėdos būtent buvo taip, kad nuotaika buvo labai labai numušta. O čia tikrai patiko, mes buvom 3, Brigita, aš atrodo, skirtingas galbūt patirtis, nes vėlgi, ir gyvenimiška patirtis yra kitokia. Kas yra kitaip, kas yra įdomiau, tai yra tai, kad tai nėra normaliai, nenormaliai, bet įprastai sėdi, kad žmonės scenoje, kėdėse, žmogus yra scenoje. Šiuo atveju yra, kad scenoje yra ratų vidury scena, vadinkim, vyksta veiksmas, 4 žmonės vaidina, o ratu yra apstatyta. Tas yra, tu esi labai arti to aktoriaus ir yra sudaryta, iš man atrodo, 15 atskirų scenų, tos situacijos, santykiai tarp vyro moters, ten šeima, santuoka, iš esmės meilė ir taip toliau. Ir per skirtingas prizmes tai yra parodoma ir tos situacijos, kai kuriuose tikrai galima rasti ir save. Tai ar patiko? Taip, labai, ar rekomenduočiau pažiūrėti? Taip, jeigu kalbat rusiškai, net jeigu nekalbat, suprantat, sakykime, ten yra titrai, tai viskas yra ok, bet tikrai labai ten dainų intarpai buvo, žodžiu, tikrai labai labai patiko. Ir kas dar labai patiko, bandžius rezervuoti Kalifornijos tam, nežinau, kas ten skaitosi, baras, ar kaip ten besivadintų, ten, kur yra prie Rotušės netoli, norėjau labai tenai nueiti, nes kažkada buvo, man labai labai patiko, tai nepavyko rezervuoti, nuėjom tiesiog radom vietą. Tai pabuvom, pavalgėm, tada nuėjom prie Eglės, tai žodžiu, taip lėtai, prasivaikščiom per miestą ir grįžom ten po 12 tik tai namo. Tai tikrai labai fainas vakaras, buvo labai džiaugiuosi ir kas nustebino, vėlgi, nustebino, nenustebino nieko, nes stalutis, tarkim, kur aš labai mėgstu, yra tradiciškai ilgos eilės, tada Grill London ten irgi eilės laukia, tada distilerijoje irgi įeit nėra kur prisėsti, ten žmonių tiršta, tai žodžiu, va toj zonai tai visiškai buvo tiršta. Nežinau, ar dėl to, kad vakar buvo Eglės įžiebimas, ar čia visada taip ant ten, nes aš neprisimenu, kada mieste buvo taip išėjęs, bet žodžiu, supratau, kad Kalifornija tas baras, vadinkim taip, man visgi labai patinka ir norėčiau ten sugrįžti. Ir dar visiškai šalia, man atrodo, net tam pačiam pastate yra ta prancūziška kavinė, matys ten irgi žmonių labai daug. Ir ten yra
Cafe de Montmartre, man atrodo, ir kažkaip taip vadinasi. Tai ten buvo netgi staliukai sustatyti, taip kaip Paryžiui, prancūziškai, vienas šalia kito, tokia ilga eilė. Dabar, kaip sakiau, eisim papietauti greitai ir eisiu užsimti puošybą. Už poros valandų pas mus atvažiuos svečių, žodžiu, pamokys naudoti vieną daiktą, kurį mes nusipirkom ir nemokam, pasirodė, ten yra tam tikrų niuansų. Dabar, kadangi tie žmonės turi tą daiktą, tai nežinau, gal pirti užsikursim tiesiog taip lengvai. Ir planavau labai vakar video jums redaguoti ir įkelti ir pasveikinti atėjusi žiema jau kalendorinė, ne tik tai, kas yra už lango, bet kadangi grįžom po 12, tai aš dar pasiėmiau telefoną ir visiškai išėjau į sapnų šalį. Tai va, tai aš čia taip greitai, nes parėjau iš lauko ir papuošiau, kaip sakiau, lemputės užkabinau, eglę nusipirkom, tai jo. Tai šiaip mūgiai šį kartą ką radom, tai tokio stebuklingo tikrai nieko neradau, tik tai nupirkau brandinto pyrago, kadangi svečių bus ir naminio eklerų. Tai, ten vaikai žaisliukų, ten dar nusipirkau kartu su eglėm šakų tam, Jėzus, kaip jis vadinasi, kur eglutę padaryti iš šakų. Tai bandysiu tą daryti, nes niekada nesidariu, žiūrėsim, kas man iš to gausis. Ir pasirodysiu vėliau ir labai tikiuosi, kad šitą vlogą vakar dienos ir šiandienos įdėsiu, tai bus toksai vlogmas, ne vlogmas, ta prasme, kaip ir sakiau, kiekvieną dieną tikrai nefilmuosiu ir nekelsiu, gal filmuosiu galbūt kiekvieną dieną, bet kad kiekvieną dieną sukelsiu tikrai ne, pagal galimybės, kadangi, tiesiog yra visokie renginiai, visokie įprasti dalykai, ten vaikų repeticijos visokios, ten pasirodymai ir taip toliau, tai, fiziškai tam yra per mažai laiko. Tai kol kas gana pliurpt, einu prie darbų. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu parodyti, tai pernai mes buvom, užsisakiau, bet man atėjo jau po naujų metų tokie, nežinau kaip jie vadinasi teisingai, vaikai man vis pavadinimą sako kaip orbitai kažkokie, žodžiu, tie rutuliukai, kurie vandenyje išbrinksta ir, žodžiu, juos sudedi į stiklinę, tada sudedi žaisliukus tos, kurie irgi kartu ateina kaip saldainiukai ir užpili vandeniu. Tai aš išpyliau iš pradžių vieną, nepagalvojau, kad dar jie brinks kažkiek laiko, pasirodo, jie po to supyliau ir antrą, jie pradėjo lipti iš šito ir šaudyti, šaudėti, visi ten išsigando, kas čia vyksta. Tai perkračiau į didesnį, tada vaikam pradėjo labai norėti makaluoti, žiūrėti, kas ten kaip ir ką, tai vanduo jau yra drumstas ir, reikės eiti dabar baigus filmuoti ir garsinti, reikės eiti bandyti vandenį pakeisti, viską nuplauti ir panašiai. Bet šiaip tai atrodo tikrai ganėtinai įdomiai, tik reikia turbūt turėti tinkamą indą, kad būtų tikrai gražu. Tai čia kaip atrodė būtent jau su saldainiukais. Na ir keletas kadrų iš eglės, žodžiu, kaip jinai atrodė mašinoje, jinai buvo iššalusi, mes pirkom kėnį kirstomis šaknimis. Aš tikiuosi, kad jis sulauks kalėdų, nes mes nesam su patirtim šitoj vietoje, eglė truputėlį pasislinko atitirpusi, stovi dabar kreivai, bet matyt nuo to jinai yra ir dar tik žavesnė. Ir mano mintis buvo šiemet puošimui kiek kitokia, nei visada, tai būtent norėjau įdėti iš tą dubenį tokią, kad vintažinė, net gal rustik stiliaus, ar man tai gavosi, sakyčiau, kad labiau ne negu taip. Pirmas dalykas, taip, uždėjom ten tokį specialų padėklą, turėjom tokį paletę, bet su OSB plokšte, kad tiesiog būtų pakelta nuo grindų ir buvo labai turėjo gražiai įsikomponuoti šitas plastikinis indas, bet jis netilpo jį ir būtų sulaužęs eglė dėl savo svorio, tai teko ieškoti kitokio sprendimo ir aš jį radau, paskui gal kažkur kadre pasimatys, tiesiog turėjau seną lininį austą nerankšluostį, o takelį, kuris buvo dėmėtas. Tai, ir guli, tai galvoju, reikia panaudoti, tai iš tikrųjų čia labai tiko, labai neutraliai, nes šiaip įdėjom į kitą indą. Čia matosi čia uždėta. Ir tas indas spalvotas, tai tiesiog nesinorėjau kažko specialiai tam pirkti. Na ir kas pirmiausia, tradiciškai lemputės ir puošyba. Filmavau tik tai dalį ir gal kažko ir trūksta, bet tuo pačiu eglė yra labai graži, todėl palikau taip. 5, 4, 3, 2, 1. Jėj! Eglutės įžiebimas padarytas!